Labas rytas, kolegos. Šį kartą labai pasisekė su oru. Vėjo visiškai nėra beveik. Labai mažytė bangelė. Tai pabandysiu šį kartą angylę pagaudyti. Gal kažkokią langę pavyks. Gal dar kažką tai pagausi netyčia. Dabar reikia pasižiūrėti, kuria pusė dreifas, susidėti masalus. Suruošti sistemą ir bandyti ledą. Sistemą naudosiu kaip visą laiką. Pavadėlis. Apačioj galvakablis. Irgi trumpas pavadėlis ir 2 kabliukai. Dar užsidėjau šį kartą pabandyti švieselę mirksinčią. Gal tą ką nors duos. Dabar dėtis masalus. Leidžiamiem. Masalai paruošti. Uždėjau cielą skumbrę nuo patinę. Viršutinę nedidelį gabaliuką. Nes būna kartais jos mėgsta mažesnius gabaliukus. Čia gylis bus apie 200 metrų. Nuleidus ant dugno, visą laiką iš karto padaužau į dugną, kad prikviesti žuvį. Šiek tiek pakėlus palaukiu biškį. Jeigu iškart nekimba, tada šiek tiek dar aukščiau pakeliu. Nes žuvis tai gali būti ir pakėlus ir 10, 15, 20 ir daugiau metrų. Tiesiog visą laiką prie dugno neverta gaudyti, kaip bandyti ir aukščiau. O po to jau eigoj matai, jeigu kimba aukščiau, tada stengiasi aukščiau ir gaudyti. Jeigu prie dugno, tai prie dugno. Na. Jau beveik norėjau kirsti. Tempia. Nėra. Jau tampa. Čia panašu, kad nedidelė bus. Didesnė dažniausiai taip ilgai nežaidžia. Jinai arba sustabdo laiko, arba jau tempia normaliai. Kai gaudi ant salos skumbrės, tai reikia biškį išlaukti. Jeigu pradeda tempti, iš karto nereikia kirsti. Tegul jinai biškį paryja. Tai jau biškį rimčiau patampė. Pirma žuvis. Reikia gerai užkirsti ją. Yra didelė, bet gerai, kad kažkas užkibo. Dar ilgas vyniojimas į viršų. Pirma langė nedidelė. Tai tokia pirmoji žuvelė. Darim pilvuką. Paleisim, gal pagausim didesnių. Va, kaip matot, nuplaukė. Čia uodega irgi apkandžioja. Dar bus gerai. Visą laiką ant didelę gylį ištraukę žuvį užplaukė per naujo. Vėl į tašką, kad belenkur nežvejot. Daug žinau, kaip neša. Galima šiek tiek toliau užplau. Su to dreipu irgi negali žinoti. Vieną kartą neša į vieną pusę, kitą kartą į kitą. Įvairiai būna. Amumo dėliai pabandysiu šiek tiek su pikerio. Tiksliau vieną kartą nuleidau, pakelsiu. Jeigu paims, tai žvejosiu daugiau, jeigu ne, tai daugiau ir nebandysiu, nes čia gylis didelis. Štai daug vinio. Užplaukiau dabar labai panašiai kaip pirmai, bet neša kitą pusę jau. Panašu, kad į teisingą pusę pradėjo nešti.
Gal viskas bus gerai. Biškis spardasi, bet nepanašu, kad būtų didelė. Saida. Dvi čia jos. Viena langė, viena saida. Netgi ką tik bandžiau ant pilkelio. Nekybo. Atkeliant į viršų. Kokią vidutinę saidą paėmė. Saidą aš paimsiu. Bus įkrabinė. Šitą neužaugą irgi reikės paimti turbūt. Irgi bus įkrabinė. Apatinė. Salos skumbrės, jie tokia nedidukė užkibo. Tokio žvejybai be siūlo tai būtų ganėtinai sudėtinga žvejo. Nes vis tiek ir tos mažytės patampa. Tai numauna tą skumbrę. Arba išdrasko ten ją. Siūlo reikia negailėti. Kažkaip ant tų mažų gabaliukų mažytės kimba, tai bandysiu ant viršutinio galvo uždėti. Čia turėtų būti. Oras tai šiandien superinis. Jau senai toks buvo. Ir visai nešalta, nei pirštinių nereikia. Dreipas irgi nedidelis. Ir žuvis visai padoriai kimba dar. Nors ne pačios didžiausias, bet dar ne vakaras. Na. Tai čia. O. Šiek tiek lygtais panašesnė užkibo. Dar kelis kartus mes ją užkirsim. Iš pradžių pasirodė, kad didesnė. Šiandien tikrai neblogai kimba kol kas. Gaila, kad nedidelės. Šitą užkibo ant galvos. Šitgi menka. Šitokio gylio. Nieko savo. Ir apatinė dar saidukas kaba. Ką menkas sezonas atidarytas. Šitą paėmė ant galvos. Čia prarystymės iš karto susitvarkom. Šitą tai jau keliaus į keptuvę greičiausiai. O ant salos skumbrės tokia saida. Dėžutė jau biškį pilnasi. 3 žuvis yra. Tokia va palieka guzą. Man pabandysiu dabar pakeisti sistemą. Šiek tiek kitokią uždėsiu gal.
Kur švieselė dingo? Buvau uždėjęs, nebėra. Nukanda matyt. Dabar uždėsiu sistemėlę su vėla. Su būmu. Maždaug atrodo taip. Vėlas atkarpa. Ir pakankamai ilgas pavadėlis. Ir galia kalmariukai. Manau, dar porą nuleidimų čia padarysiu. Kad ir kaip čia gerai kimba, bet reikia pabandyti gerą angylę. Nors jau dabar angylę gaudo, bet dar giliau. Nes fjordas lygtais ramus. Bandysiu į pačią giliausią vietą fjordą nuplauti. Pažiūrėti, kas ten gyvena. Sistemėlę bandysiu dabar tokią. Kiekvieno kabliuko eina suktukas, kad nesupintų valo labai smarkiai. Švieną irgi nemenką naudosiu. Čia berods virš 600 gramų. Gal 6,5. Ten, kur bandysiu, turėtų būti gylis 420 metrų plus minus. Biškai užtruks, kol nusileidai. Gabaliukų didelių nedėsiu. Su didelio gabalo labai ilgai skęsti. Ta didesnė, jeigu norės, tai paims ir mažą gabaliuką, manau, be problemų. Dreifas tai praktiškai idealu. Labai iš lėto neša. Nes kai vietoj stovi, net ir dideliam gyliui irgi nėra labai gerai, nes dažniausiai ir nekimba. O dabar tai po truputį neša, tai pats tas manau. Panašu, kad sistema daug ką duoda, nes va dabar šitą uždėjau ir nelabai kimba. Pirmai vieną po kitos praktiškai daužė. Dabar jau va kuris laikas nieko. Na, pagaliau kažkas tai prisikabino. Ilgai šitą stovėjo sistema, nieko. Kažkas tai užsėdo pagaliau. Buvau praradęs viltį, aš šiandien kažką pagauti. Draugelis. Viršutinio kablio. Na, aš giliau nuvarysiu, tai jau čia šitie mane užkapos, bet pabandysiu. Na, žiauriai smagu. Tokius gaudyt. Tiek nuo kranto, tiek iš laivo jie arzina. O, keriukas. Atsibudo. Greičiausiai saida. Čia buvo priplaukęs vietinis, tai sakė, pilna jų čia per vidurį rodo. Prigaudė pusę badės. Tokių nedidelių, ten 2-3 kilai maks. Manau, irgi panašiai užkiba. Būtų didelės, tai dar gal ir smagu jas pagaudyt būtų. Bet kai tokias, tai nieko ypatingo. Vieną va galima ištraukti. Įdomumo dėliai. Na, va tokia. Krabinė pats tas buvo. Gerai, bandom angylio. Nuo 200 iki 400. Ten ilgai irgi nežvejosi, tik gal vieną nuleidimą padarysi, reikliuką ištrauksi ir varysi atgal į tą pačią vietą gaudyt langį. Kągi, sustojau pačiam vidury fjordo dabar.
4 kabliukai. Čia didelis švinas. Leidžiam, žiūrim, kas čia gyvena pačia. Na, čia ant tų 400 nelabai ir nuleisi, žiūriu. Miškį pasileido ir sėdi saidą jau. Našu, kad gal ir ne vieną net. Nepaėjo angilio. Pirmas nuleidimas. Masalą tešiu. Krabom jų turiu pakankamai. Daugiau nebeimsiu. Na, tokias. Tikiuosi dabar pavyks nuleisti ant dugno. Čia saidą, tai aš tikrai nenorėčiau gaudyti tokiam giliai. Dabar virš 400 metrų ir neina dugnas yra. Ja, čia dugno žodžių nerasi šiandien. $50 metrų nuleidžiu maksimum ir iškart saidą sėdi. Pasakiškas oras šiandien. Jokio vėjoko, nieko, žiema. Šilta dar visai palyginus. Nežinau, kiek čia laipsnių. 5,5. Nėra labai daug, bet kai vėjo nėra, tai visai geras oras, sakyčiau. Panašu, kad prasaidas praėjo. Arba jų čia nebuvo šitoj vietai. Dabar galima ilgai ir nuobodžiai lauk, kol nusileis ant dugno. Nu, ant dugnas. Kol kas kibimo nėra ant gilio. Vieną kartą kažkas tai patampė biškį, tik nuleidus. Dabar kaip į ramu. Dabar dienas trumpas, tai ilgai nebandysiu čia ant to didelio gilio. Dar kokį 15 minučių gal palauksiu. Nieks neužkips ir grįšiu tada atgal į tą pačią vietą ir gaudysiu langę. Gal paklius vis tik tai didesnė šiandien. Jei ne, tai ne. Čia kabliai visi tušti. Galva tik belikos. Saidų yra. Dar greitai ant pilkeriuką nuleisiu. Kaip buvo? Panašesnė. Patempė visai smagiai. Tokia. Ką, dar vieną? Ai, dar vieną.
Yra. Net didelės, bet visai stiprios žuvis. Visai smagiai tampa jinai čia. Iškenį įtampose reikia. Ir čia kožiai su jom. Visas vienodas. Grįžom pas langą. Vėl ta pati sistema, kur pirmai. Nu ir kaip man čia dabar žvejot, kad net ant dugno nuleis neina per jas. Grįžau pas langas ir kibimo nebėra. Kaip iš ryto. Gerai visai pakibau dabar. Sunkiai visiškai. Saidas tik daužo. Nesileidžiant. Man dugno kažkaip ramybė. Matyta pirma, kur paleidau, nusileidau ant dugno jau. Ir pasakė, kad čia nieko gero ta karuselė jom. Daugiau nebenori. Kart reikėjo biškį luktau, kol kažkas prisikabino. Nežinau, ar aš čia ne vietai stoviu, ar dabar tas laikas toks nekibimo. O, dar ir saidą užsikabino, betraukiant. Tas dar čia betrūko. Ne, bliam, varikliukas. Jis dabolas. Šitie brūdai tai nežinau, kas su jais daryti. Čia valgomi, bet tikrai nebandysiu. Šiandien didžiausias saida, kuriuo aš čia visai nesitikėjau gaudyt. Kiek nusileido ant dugno, iškart paėmė. Šitą keliaus namo. Tak, čia namas laimikis. Keletą langių, vieną menkę. Kalną saidų. Ir super geras oras. Kol ta dugninė leidžiasi, galima vieną kitą ištraukti ir ant spinningo. Mažesnis kimba nei ant mėsos. Lanksto ir dugninė. Šuka karinis kibimas prasidėjo gal. Darom pilkeriuką greitai vieną ištrauksiu. Tikiuosi spėsiu, kol ant dugninės neužkips. Va, yra. Taip čia. Nedidelė. Supylė man kaip. To reikėjo tikėtis. Šitą visai nedidelė. Blemba jau sėdė ant dugninės ten kažkas tai. O čia belenkoks kušys. Ką dabar daryti?
Ai. Papuoliau. O čia panašu, kad nebloga. Šiandien bus geriausia. Kol kas nespurda. Pagal svorį panašu, kad visai gal nemažai. Kokia tai įdomi žuvis iškibo. Sakyčiau langą, bet kažkaip nesipriešina visiškai svoris, tik jaučiasi. Įdomu, kas čia iškils. Biškai atsibodo. Pradėjo biškai daužytis. Gal dėl to, kad saida kokia užkibo. Na, ką 10 metrų. Eik tu savo. Negaliu patikėti, kas užkibo. Eik tu savo. Kai, žiauriai. Nu, va šito žuvies tai išlaukiau visą gyvenimą Norvegijai. Nu, va čia tai super diena. Žiūrėkit, ką pagavau. Jūs tik pažiūrėkit į šitą žvėrį. Wow! Eik tu savo. Geras. Negaliu patikėti, kad aš jį pagavau pagaliau po tiek metų. Yeah! O čia tai žvejyba. Jūs tik pažiūrėkit. Kaip jums šita žuvytė? Biškai nėra drąsu taip į burną ranką kišti. Jeigu jis sugalvos įsičiaupti. Kiek esu matęs video, tai būna reikalų po to. Super žvejyba šiandien. Super žuvis. Žiauriai faina. Gava didesnė už kūną. Yeah! Na čia tai tikrai pasisekė. Ne kasdienis laimikis. Ganėtinai reta žuvis. Čia svajojau pagauti gal 20 metų. Niekaip nepavykdavo. Ir pagaliau jisai man užkibo. Galiau aš jį pagavau. Šitą turi tokius kaip ir ataugas. Jie judina ir taip vilioja žuvį gulėdamas ant dugno. Yeah. Na, čia šitą priegaudą viršutinę paėmė. Čia jau nesąmonė. Žiūrovą net prisirinko. Kokią žuvį pažiūrėjo. Kaip jums toks variantas, ką? Aišku, čia nėra baisiai didelis. Bet super. Spygliuotas.
Negaliu patikėti, kaip čia man šiandien pasisekė super žvejyba. Jau buvau be praradęs viltį, kad čia kažką normalaus pagausiu ir ant galo kaip šovė. Aišku, dar ne vakaras, bet jau kad už šitą kažką geriau pagausiu, tai aš labai abejoju. Nors dar gal trumpai pabandysiu. Tiek, čia dar viena. Paskutinę va žuvį ištraukiu. Kažkokia čia kur užkibo. Ir varysiu jau namo. Va tokia mano šiandien paskutinė žuvis. Leidžiu aš atgal. Toks mano šiandien laimikis. 3 žuvelės keliaus namo. Saidas ėjo į bučius. Tikiuosi rytoj pagauti krabų. Tiek, o šiandien krabą prigaudžiau. Kaip ir nemažai visai. Tiek šiam kartai. Pasimatysime neužilgo.